Būtent daugumai mūsų augintinių smagiausi žaidimai yra tie, kur reikia tarsi sugauti grobį. Tai tam geriausiai tinka žaislai, kurie būtent ir imituotų realiai gamtoje esančio grobio skleidžiamus garsus ir tekstūras. Tai geriausia rinkti žaislus turinčius pliušo, kailio arba gumos detalių ir skleidžiančius cypsinti arba traškantį garsą. Tačiau kita svarbi dalis, kad augintinis neimtų jūsų daiktų namuose, tai yra fizinė iškrova. Katėms tą galime užtikrinti su draskyklėmis, jų yra pačių įvairiausių, tiek didelių, kur katė gali ir šokinėti, ir palaipioti, ir pasislėpti nameliuose, tiek mažyčių kampinių draskyklių, kurios dar tuo pačiu ir apsaugo namų baldus. Ir rekomenduojama turėti geriau mažesnių, bet keletą draskyklių, padėti jas skirtingose namų vietose, kad katė bėgdama geriau jau grybšteltų už draskyklės, o ne už jūsų namų baldo. O ką daryti šunims? Su šunimis yra labai panašu, tai vėlgi pirmiausia, kad šuo neimtų jūsų daiktų, ypatingai jeigu lieka vienas namuose, pirmiausia yra reikalinga fizinė iškrova. Tai vadinasi, mes turime gerai su juo pasivaikščioti, padūkti, pažaisti ir tik tuomet palikti jį vieną. Kitas svarbus dalykas tai yra suteikti jam papildomos veiklos, kad jam tiesiog nesinorėtų imti mūsų daiktų. Tai vienas iš būdų yra palikti interaktyvų žaislą, į kurį galime pridėti skanėstų ir duoti augintiniui spręsti tarsi galvosakį, kad tuos skanėstus jisai iš žaislo pabandytų išimti. Na, o kitas variantas tai yra ilgai graužiami skanėstai, tokie kaip pavyzdžiui džiovintos triušio ausys arba elnio ragai, kuriuos ilgai grauždamas augintinis tiesiog turi ilgą užsiėmimą ir jam jau nebėra poreikio užsiimti kitą veiklą. Na ir tuo pačiu tai yra sveikas skanėstas, nes jame gausu geležies, cinko ir kalcio.